Rugpjūčio 18. Viską ištirkite ir to, kas gera, laikykitės. Pirmas laiškas Tesalonikiečiams 5 skyrius 21 eilutė. Nors Dievo žmonės labai vertina pranašavimus, tai yra viešus skelbimus, tačiau turi išmokti nepriimti to, ką girdi, be tinkamo ištyrimo ir kritikos. Turi ištirti viską, ką girdi, turi atskirti, kas atitinka logiką ir šventąjį raštą, o kas yra vien tik prielaida ir galbūt sofistika. Jie turi patikrinti tai, ką girdi, su tikslu tvirtai laikytis visko, kas sutinka su Dievo žodžiu ir kas yra santaikoje su šventąja dvasia. Jie turi greitai atmesti tai, kas neišlaiko tokio išmėginimo. Šėtonas padarė taip, jog doktrina apie dvasininkų dievišką teisę yra visuotina ir palaiko šią nuomonę, jog dvasininkija ir kunigija tai įgalioti Dievo atstovai, kuriai žmonės turi aklai ir neabejotinai pasitikėti ir jiems paklusti. Šią doktriną pasisekė jam suvedžioti beveik visą pasaulį. Dievas nenori, kad jo sūnus būtų šios doktrinos įtakoje, kuri atvedė iki tokių pasekmių. Todėl patarė atsargiai ištirti visus dalykus, kuriuos jie nori priimti ir kuriems nori pritarti, bei reikalauja, kad šie dalykai būtų santaikoje patys su savimi, su šventojo rašto tekstais ir jo doktrinomis, su Dievo charakteriu, išpirkimu, su Dievo tikslais ir faktais. Dievas reikalauja laikytis tik tų dalykų, kurie išlaiko šiuos visapusiškus ir pagrįstus testus. Klausimai: ar šią savaitę ištyriau tai, kas man buvo pateikta, kad tuo dalyku tikėčiau? Kaip, kodėl, kokios buvo pasekmės? Viską ištirkite ir to, kas gera, laikykitės. Pirmas laiškas Tesalonikiečiams 5 skyrius 21 eilutė.